Tai sveiki atvykę į naują seriją. Ir šiandieną naują seriją pradėsim nuo konkurso nugalėtojų išrinkimo. Tai turiu pasiruošęs lapelius, visų vardus, kas dalyvavot. Ir gal tų operatorių išrinksi, po to galės tave kaltinti, kad nelaimėjo. Ačiū, ne. Supratau. Gerai, turim krūvą. Nu, ne tokia gal ir didelė krūva, bet turim išrinkti dabar iš šitos krūvos 3 lapelius. Tai čia matau 3 yra vienoj krūvoj. Ar kaip darom operatorių? Per skirtingas krūvas. Nu tai davai, iš vienos krūvos traukiam vieną lapelį, traukiam antrą lapelį, nu ir traukiam iš čia 3 lapelį. Tai va, dabar turiu 3 vardus, kuriuos aš pasakysiu. Tai gerai, atidarom dabar pirmąjį lapelį. Čia iš karto rodau, kas bus nugalėtojas. Taip, jaudinuosi. Simona Kavickytė 3771. Nu, kažkas tikrai ranką tai laiminga turi. Gerai, vienas lapelis yra. Galim mest lauk. Kas antras yra nugalėtojas? Šimtinis 100 yra antras nugalėtojas. Sveikinimai. Ir 3 lapelis. Roman Jakusev. Tai va, jūs 3 laimėtojai. Sveikinu, aišku. Ir dabar tiesiog yra numeriukas. Paskambinsit užsiregistruoti kirpimui, pasakysit, kad dalyvavot konkursai ir laimėjot. Kirpėjas pasitikslins, ar tikrai jūs laimėjot. Ir viskas, ir gaunat nemokamą kirpimą. Kiti nenusiminkit, kadangi, kaip ir minėjau, pasakysit, kad esat mano žiūrovas, jums pritaikys 25% nuolaidą, kas yra įspūdingo dydžio nuolaida. Tai nenusiminkit, konkursų irgi ateityje dar tikrai bus. Taip, dabar ką mes darom su sėdynė, kad ją pritaikyti. Tai turim 2 lakštus. Vienas jau yra plius minus čia pritaikytas. Pagal jo dugno griovelius reikia išpjaustyti metalą, tam, kad jisai visur, bandysiu parodyti, čia visur pagal taškus jisai susitvirtintų su suvirinimu. Visur gaus plokšniai prisispaus, negu kad dėtume tiesų lygų metalą. Darom jį iš U formos, kad jisai turėtų dar daugiau tvirtumo. Tai dabar ant šito metalo irgi jau yra maždaug biški pasibraižyta, kaip reikia pasidaryti tokį patį kaip čia. Tai dabar realiai ką ir reikia daryti, pjausit, pritaikyti pagal dugną ir tada po to prisitaškuoti. Nu ir toliau žodžiu iš apačios tą patį reikia plokštę, bet jau čia pamatysit, kai jau darysiu iš apačios. Nu tai storuliukas jau savo ofise ir dabar ką turim? Šviesos daug neturiu, bet dabar aš va judindamas galvą realiai esu arti, bet aš jau čia pats prievartauju, nes aš sėdėsiu realiai, va galva man atsistoja taip. Plemba, čia labai nedaug šviesos jums turiu, bet va, nu, nėra va daug atstumo, bet aš jau jeigu galvą judinu, aš jau atsitrenkiu tik tais į ragus sėdynės, kas ir turėtų būti. Tai va, tai ką mes darėm? Gal kaip debiliukas neatrodys ir nusimsiu šalmą papasakodamas. Žodžiu, tai ką mes darėm? Darėm, kaip minėjau, padarėm plokštelę šiandieną, susodinom tai pagal dugno originalistas išraitimo vietas.
padarysim šoninio smūgio tos pačius skersinius, kaip yra, pabandysiu parodyti. Tos pačius skersinius taip pat, kaip buvo ant sėdynės, kaip yra dabar likę keleivio pusiai, juos vis tiek derinsim už sėdynės ir prieki sėdynės. Tam, kad šoninio smūgio atveju būtų pagrindinė atrama nelinkti kėbului. Tai jas vis tiek naudosim dėl papildomo saugumo šoninio smūgio atveju. Tai va, tai šitus dalykus panaikinom ir dar ką reikėjo padaryti, mes jau su aukščiu atrodo išgrojom tą vietą, kuria buvo problematiška, bet dar reikėjo papildomai padaryti tunelio minimalų praplėtimą. Nu, kaip nebuvo jis praplėtimas, kadangi ten buvo skersinėms padarytos vietos plokštelės buvo įvirintos, tai aš negalėjau daugiau pasitraukti į dešinę. Tai tokiu būdu mes turėjom jas išpjauti. Dabar yra svarbiausia viskas primatuota, padaryta ir einam ilsėtis. Koks ilsėtis? Einam dirbti, bet dirbti... Žodžiu, dar ką pastebėjom, reikėjo išmetimą visą nusimti tam, kad čia galėtume aiškiai Ričiagui šitam susireguliuoti atstumą, koks reikalingas vis salone. Tai nuiminėjus išmetimą dar radau ir problemytę su galiniu bakeliu, ko nebuvau matęs, nu, aišku, kol labai ten kažko nečekinį nematai. Bet esmė yra tokia, kad matysi turbūt ant kameros, čia yra viso ties bakeliu atitrūkęs išmetimas. Tai žodžiu, pasimsim išmetimo šito vamzdį šiandieną, vešimės ir rytoj nuvešim Klaipėdoj, manau, tikrai gerai žinomą gerą duslintuvų meistrą, tai greičio garsą, nes kadangi mums ir greičio reikia, tai greičio garsas parūpins ir tvarkingą išmetimą ir greitį. Nu va, šiandien ryte nuvežiau, greičio garsas ir jau padaryta. Tai va. Dar pridėsiu kontaktus, gal kam reikės, galėsit kreiptis, padarė dar papildomą tvirtimą, kad čia neplėšytų iš čia. Žodžiu, ten dėdė tikrai žino, kaip reikia atlikti tos darbus, tai čia jokia reklama, čia nuoširdį rekomendacija, tai čia dar gal kažkur operatorius pridės numeriuką, kur skambintis dėl tokių remontų Klaipėdai. Nu va, turim galutinį jau variantą visą padarytą, viską suvirinta, tai dabar reikia mums viską užsihermetizuoti, su epoksidiniu gruntu nugruntuoti ir nudažyti. Šiandienos planas bus toks, o dabar dar įsėsim į mašiną, pažiūrėsim, kokį rezultatą gavom su senuoju šalmu, nes prieš tai rodžiau su naujoju, kad eitų įsivaizduoti būtent tą rezultatą, kokio aukščių mes išgavom nuo šoninio skersinio. Tai dabar lipsiu, parodysiu tą vaizdą. Nu, esu jau su goblino šalmu. Tai va, tai dabar jau, realiai aš sėdžiu savo pozicijai. Tai va, dabar yra toks realiai atstumas. Tai va, galva gali judėti normaliai, be jokių trikdžių. Tokį atstumą išgavom su pašalindami skersinius. Tai va. Tai dar kai galutinai nudažysiu viską, parodysiu, kaip tas bendras vaizdas atrodo finale, bet esmė, kad jau viskas yra suvirinta ir sustiguota, dabar liko tik tais nusidažyti ir nusigruntuoti. Nu va, viskas, vienos spalvytė, nu gerai, biškis spalvas skiriasi, bet iš esmės tai čia nelabai kas matysis, nes čia visur užsidengia sėdynė, čia tvirtinasi skersinis ir čia tą skersinį dedam tam, kad šoninio smūgio atveju sutvirtinti apačią kėbulo. Gale norėjom taip pat irgi įdėti ir kaip ir mums patarė tą daryti, bet realiai nebeturiu kur, man čia statosi kilpos. Tiek čia, tiek ten, tai negaliu to padaryti, kadangi čia yra visas lankų susijungimas. Tai iš esmės man jau šitą vietą apatinę dalį jau sutvirtina. Tai gaunu nebedėt ir dėsiu tik tais prieki kojų. Tai va, tai jau dėl spalvos skirtumo realiai tik tais prie Ričiago turėtų matytis kažkiek tas spalvos skirtumas, nes tikrai dabar nežadu dažyti viso salono, tai todėl nudažiau balenėlių. Kiek matau, tas salonas yra dažytas akrilu, ne tais normaliais dažais, nežinau kaip vadinas. Tai žodžiu, bus gerai.
Atvarėm pabandyti vieną bandymą padaryti, panaudosim Xado multicleanerį kuro sistemos plovimui, kadangi tėvuko mašina greičiausiai jau turi problemą su purkštukais, bet labai įdomu būtų pabandyti, nes gyvenime nėra plauta visa kuro sistema, tai pridėsiu kadrus, kaip vedėsi iki to ir pažiūrėsim, koks bus rezultatas. Tai varom užsipilt kuro ir panaudosim multicleanerio. Šitą priedą reikia naudoti ant tuščio bako, tai dabar supilsim ir užsipilsim 40 litrų kuro ir duosim prasivažiuoti. Nu dabar va, pravažiavom kokią 20, turbūt 30 km, pavažiūrėsim, šiaip ant šilto visa pagrindinė problema, bet kažin ar po tiek kilometrų jau gali kažkoks pokytis būti, bet pasižiūrim, kaip dabar vedasi. Na, šiek tiek jau yra geriau iš tikrųjų, tik tais dar reikėtų daugiau kilometrų pavažiuoti, pažiūrėsim, kaip vėliau bus. Nu, tėvukas pralėkė jau apie 100 km panašiai miesto režimų, pažiūrėsim, nes sakė, lyg yra šiek tiek geriau. Va dabar bandymas bus geresnis, nes labai, nu, jau daug važiavo dabar šiuo metu ir ant šilto būdavo problema. Na, šiaip akivaizdus skirtumas. Vau. Realiai, jeigu atvirai, tai pasikeitimo tikrai nesitikėjau, nes, nu, realiai yra gedimas, manau, kad purkštukuose problema. Ir čia tiesiog buvo įdomumo dėliai bandymas, realiai, ar įmanoma toks dalykas prasivalyti kuro sistemą ir ar tokie dalykai teisinas. Nu, pasirodo teisinas, tai žiūrėsim, kaip važiuosis toliau. Ir į dar vieną dieną pasiruošimui bėgam jau vėl prie Civico. O ką darysim šiandien? Šiandien darysim tokį man svarbesnį, smagesnį dalyką, tai liesim išvaizdą. Atvažiuos mano geras draugas Giedrius, su kuriuo ir planavom, dėliojom visą maketą, kaip atrodys naujam sezonui Civicėlis. Tai jis atvažiuoja jau su ploteriuotais lipdukais ir pradėsim visą šitą raudoną pliką Civicėlį aprengti. Tai didelis ačiū Giedriui už kantrybę su manim ir mano tais tokiais biškai, galbūt kai kurių žmonių nestandartiniais norais, bet nusprendėm, kaip atrodys, kaip reikia daryti, tai šiandien tos darbus ir pradėsim. Aišku, mechaniniai dalykai irgi juda į priekį, bet šiandienos dienos planas yra pradėti keisti Civico išvaizdą. Tai uždėsiu kažkiek filmuoti, aišku, tą vaizdą matysit po kol kas pilką vaizdą, tol, kol nėra galutinio rezultato. Galutinį rezultatą taip pat pamatysit jau tada su visom spalvom. Tai ką, kaip visada, nemiegam, einam dabar dirbti. Bye. Father, forgive me for all my sins. And I read your eyes, the devil he wins. Blinded by your lies, where I may pretend. Call me baby tall, come break down these walls. Don't leave me alone. Call me baby tall, too cold as we try. These holes ain't a home. Throw on your finger, wish your tongue would linger. I need your warmth just to stay high. Now you're holding me down. I scream and make no sound. Nothing to hold, my hands are tied. Call me baby tall, come break down these walls. Don't leave me alone. Call me baby tall, too close to Nu ką, šiandienos planas visą šitą dėžę supilt į variklio skyrių. Hop!
Hop! Liuks, tepalas juodas. Ai ne, taip atrodo. Na, aišku, va. Sriegis. Pirmą varžtą atsukom ir viskas, baigės mūsų darbai. Kadangi aš šitam Civicui dar nebuvau keitęs alyvos, tai kažkas sugebėjo varžtą prisukti taip, kad varžtas nebeatsisuko normaliai ir dabar yra pažeistas tiek varžtas, tiek sriegis. Šitam dalykui nebuvom pasiruošę. Dabar pabandysiu dar kažką su sergikliu sutvarkyti ir pabandyti surasti kitą karterio varžtą, kažkur turėjau naujų, bet jeigu ne, tai variklinę alyvą teks atidėti kitam kartui. Nice. O, operatorius parodys, kaip atrodo rimtų mechanikų prisuktas varžtas. Tragedija. O, prisuksim varžtą ir eisim keisti tepaliuką. O, pagavos sriegį iškart. Opa. Opa. Sio. Gerai, karteris prisuktas ir dabar kimbam į užpilimą, nes karteris jau prisuktas. Sio, let's go. Nu, antras varžtas ir bus antros problemos, ar ne? Nu, pagal jausmą turėtų būti gerai viskas. Reikia atsuk normos varžtą. Au! Kažkas priveržė normos varžtą. Nu ką, dabar išleisim. Dėžės alyvą pasikeitėm, dabar reikia įsileisti aušinimo skystį. Jeigu prieisim, tuoj čia viską mes čia prieisim, padarysim. Profesionalai ne pirmą dieną mes čia dirbam su tais darbais, čia mum tokiem, tai čia hui, kaip ten sako. Oi, spliterį tai pamiršau. Tai ne tik spliterį pamiršau atsukti, bet ir kamštuką. Opa! Opa! Profesionalna. A taip. Easy. Tėvai, nežiūrėk.
Viskas, pasidarėm ką galėjom. Tai pasikeitėm aušinimo skystį, supylėm naują alyvą dėžėje. Ir kaip matėt, karterio varžtas tikrai neliks skuduras vietoj varžto, tai rytoj užsakinėsiu naują varžtą, srieksim naują sriegį ir sutvarkysim, padarysim normaliai. Užpilsim naują alyvą ir tiek žinių. Ir priėjom sekančią dieną su mūsų tvirtuoju karterio varžtu, kurį vakar įtaisėm. Tai problemą matom, kad biškį leidžia mūsų šitas karterio varžtas, tai reikia kažką daryti. O ką darysim, tai tėvukas suderino varžtus naujus. Tai dabar žiūrėsim, kokią situaciją su karterio sriegiu ir šitą situaciją bandysim pataisyti. Tai tuom būtinai ir užsiimsim dabar. Dar turim atsisukti tepalo filtrą. Vakar nesukau, kad neprivarvėtų čia garaže. Aišku, čia šviesos mažai. Tai va, tuom ir užsiimsim dabar. Nu, karterio varžtą susitvarkėm. Viskas dabar gerai, filtriuką pasikeitėm. Tai dabar susipilsim tepaliuką. Niekad nesumaišysi šito kvapo su kita alyva. Oi. Nu, dabar panaudosim patį jau priedą. Šiaip jį galima naudoti taip pat, kaip aš į dėžę naudojau, kad tiesiog tiesiai pilat į dėžę, užpilnėt ant viršaus alyvos ir taip toliau. Aš į variklį, nors aš jį iš karto po to užvedinėsiu ir duosiu varikliui prasidirbti, bet švirkštą aš asmeniškai taip darau, čia nėra nei kažkokia pamoka. Tai žodžiu, aš darau taip, kad įsipilu pačios alyvos į dangtuką. Įsipilu pačios alyvos į dangtuką ir tada patį švirkštą visą suleidžiu į tą alyvą. Tada dar galima su pačia alyva pratraukti, tada tokiu būdu išplaunu patį švirkštą, kad visą medžiagą tikrai gerai panaudoti. Va. Jau išsiploja švirkštas pats ir viskas. Ir dabar tam indelėje yra stambios detalės tokios va. Ir aš tiesiog visą šitą reikalą išmaišau kaip vieną komponentą padarau. Ir supilu tiesiai į variklį. Ir ant viršus užpilam tepalo, einam vesti ir prabirbinsim tiek dėžę, užpilsim pakankamai antifrizo ir variklyje taip pat tepalo lygiai, taip pat pamatuosim po to. Tai viskas, draugai, šitam video viskas, aš darbus baigiau, sėdau į mašiną važiuoti, šiandieną pasibaigsiu pagaliau darbus anksčiau negu kiek dariau dabar iki šiol kiekvieną dieną. Stipriai norėjau pasistumėti su darbais į priekį, tai tą ir padarėm. Turim jau sėdynę vietoj, turim pritvirtintą sutvarkytą ričiagą, turim daug smulkmenų padarytų, viskas suvirinta, išdažyta, sutvarkyta. Dabar liko kelios dar smulkmenos, ką reikia dasivesti, kurių, manau, gal kažkas bus įdomu, galbūt filmuosiu, čia sunku numatyti šitus dalykus, bet iš esmės video pabaigą pasitinkam iš mašinos. Tai visada, kaip visada, noriu padėkoti mūsų partneriams autorenginiai.lt, ksado.lt ir barberio meistrui Donatui. Tai dar kartą sveikinu konkurso nugalėtojus, naudokitės nuolaidos kodų ir viskas, susitinkam jau kitam video. Su kitu video turėtume pristatyti penktuko finalinę 25 metų sezono išvaizdą, tai manau tikrai bus įdomus video. Ir taip, viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Visada paprašau paspausti laiką ir komentuoti, bet labai neaktyviai tai darot.
bet jūsų pasirinkimas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Bye. Who's on my wrist? Lights don't make no sense. Pop up for a minute. Eyes up on my whip. Benzes and BS.